Taigi mes grįžtame į studiją ir tęsime pokalbį apie artėjantį pasaulio krepšinio čempionatą ir Lietuvos rinktinės pasirengimą jam. Jeigu dar šiek tiek kalbėti apie tai, kaip vyko tas pasirengimo ciklas, yra manančių, kad buvo per daug tų draugiškų rungtynių. Ar jūs sutinkat su tokia nuomonė? Pone Kadaravičiau. Manau, kad trenerių štabas, kuris turi labai didelę patirtį pasiruošimo įvairiem čempionatom, tinkamai sudėliojo ir pasiruošimo treniruočių procesą ir varžybinį procesą. Prisiminkim, kad pradžioje varžybos buvo su silpnesniais priešininkais ir buvo rinkiniai žymiai daugiau žaidėjų. Ne visi žaidėjai nuo pat pradžio dalyvavo ir varžybose, ir Valančiūnas vėliau prisijungė, ir kiti žaidėjai ne visada dalyvaudavosi varžybose. Berods tik tai Pocius vienas sužaidė visas varžybas, visi kiti turėjo ir poilsio dienų ir ne visose dalyvavo. Tai palaipsniui kylant kreivė žaidimo ir gerėjo, ir priešininkas vis stiprėjo ir manau, kad tai ganėtinai optimalus skaičius. Juolab, kad forma Kazlausko buvo tikslas geriausią formą įgauti prieš pat čempionatą, o ne čempionato metu, todėl juolab, kad šis čempionatas ganėtinai trumpas, maksimum yra 9 varžybos. Ir jau pradžioj grupės tu turi žaisti labai pilną jėgą, negali čempionato metu įeidinėti formą. Matyt, padarytos yra išvados prieš po praeito Slovenijos čempionato Europos ir pasižiūrėsim, ar tas planas pasiteisino. Dabar kalbėti, ar tai per daug ar per mažai, aš manau, per ankstyvų. Reikia analizę šito pasiruošimo, galima bus pasakyti po čempionato. Bet, tarkim, irgi dar viena nuomonė. Kam reikėjo lysti į, kaip čia pasakyti, mėsmalę tokią Zagrebę žaisti su serbais? Šiuo atveju yra teigiančių, kad, tai nebuvo irgi... Zagrebė su kroatais turit galvoj. Atsiprašau, su kroatais, taip. Kad to reiškia, kad galbūt galėjo būti kažkoks truputėlį lengvesnis, silpnesnis varžovas pabaigai rungtynių ir galbūt ir tos traumos galbūt netgi buvo galima išvengti ir taip toliau. Ar čia irgi neteisinga nuomonė? Aš manau, kad tai ir sąmoningai pasirinkta Kroatijos komanda kaip paskutinis partneris. Prisiminkime praėjusių metų Europos čempionatą ir mums ten labai sunkiai sekasi žaisti su Balkanų atstovais. Tai pasaulio čempionate dabartinėme mes su viena iš tų komandų galim susitikti, tai kodėl nepasibandyti tokio aštresnio, kietesnio stiliaus komandos pasirinkti varžovų. Tas ir įvyko. Aišku, kaip ir minėjom, kad galbūt tas nusiteikimas, koncentracija pakišo koją, kad mes netekom to pagrindinio žaidėjo, bet kad su tokio stiliaus komanda ir viena iš 10, sakyčiau, netgi pasaulyje komanda susitikti buvo visai verta. Karoli, jūs šiek tiek prieš reklamą kalbėjote apie tai, kuo grindžiamas tas žaidimas, tai iš tiesų, kad per aukštą ūgius pagrindė, ar ne? Bet, turim, tai turim tikrai. Taip, bet ar ne per mažas tas snaiperių indėlis šiuo atveju? Viskas vyksta iš baudos aikštelės, o, sakykime, nuo 3 taškų zonos yra pakankamai mažai mėtoma. Gal tai nėra visiškai teisinga taktika? Taip, aš iš tikrųjų, tai netvirai sakant, net kai pamačiau galutinį tą sąrašą žaidėjų, kurie kandidatuoja į Lietuvos rinktinę, pagalvojau, kad ne tik tai Kleizos ir Roberto Jeftoko ten labai trūksta. Man asmeniškai labai trūko ten ir Martyno Gecevičiaus pavardės, labai gaila, kad jo nėra. Aš galvoju, kad šiandieniniai situacijai tokio tipo žaidėjas irgi labai praverstų Lietuvos rinktiniai. Bet kita vertus, mes turim tokią komandą, kurioje esminiai žaidėjai šią minutę yra priekinė linija, prie tos priekinės linijos dar galim prijungti, taip sakykime, tarp pozicijų viduryje rungtyniaujančius ir puikiai žaidžiančius Joną Mačiulį ir Mindaugą Kuzminską. Mūsų aukšti vyrai yra geri ir tokia yra šiandieninė Lietuvos situacija, kad jie yra šiuo metu vedantys žaidėjai. O Martynas Pocius, Renaldas Seibutis, tai yra žmonės, kurie bet kada gali iššauti. Ir aš, pavyzdžiui, jais labai tikiu ir galvoju, kad jų momentas ateis būtent pasaulio čempionate. Aš dar norėčiau pabaigti mintį apie tas draugiškas rungtynės. Neva 14 jų yra per daug. Aš galvoju, kad jeigu Mantas Kalnietis nebūtų patyręs traumos paskutinėse rungtynėse, kaip be būtų gaila, niekas nebūtų kalbėjęs apie tai, kad tų rungtynių buvo per daug. Suomiai palyginimui žaidė, jeigu neklystu, 3 draugiškas rungtynės. Ir jeigu Suomijos rinktinės lyderis 3 rungtynėse būtų gavęs sunkią traumą ir nebūtų galėjęs žaisti čempionate, turbūt irgi Suomiai sakytų, per daug tos 3 rungtynės, nežaiskim tiek. Tai, ta prasme, Jonas Kazlauskas ir kompanija, kaip sakė Linas Kadaravičius, puikiai žino, kiek reikia žaisti tų rungtynių, kad šita komanda, su kuria šitie treneriai dirbo ir praėjusiais metais, žaistų optimaliai. Pone Jovaiša, jūs linksėjote galvą, kai aš kalbėjau apie tą strategiją, tai gal irgi kažką norit pridurti, kas liečia, sakykime, kad visas žaidimas yra per aukštą ūgius pagrindė ir snaiperiai galbūt mažiau įdeda indėlio į žaidimą. Mes laukiam ir tikiu, kad jie atsiskleis. Gal ne visose rungtynėse, bet kiekvienam čempionate būna tokių dienų, kur mūsų tritaškininkai padaro pagrindinį darbą.
prisiminkime ir pasaulio čempionatą prieš Argentiną, na, sunku gal tą pakartoti, bet sakyčiau, kad bent jau trečdalis metimų iš tolimų distancijų turėtų būti atlikta ir jeigu bus atlikta sėkmingai, tai bus mūsų vėl labai aštrus ir sėkmingas ginklas. Jonas Valančiūnas, jo atžvilgiu irgi visokių nuomonių yra. Viena iš jų yra, kad jis žaidžia per daug mechaniškai, be didelio įkvėpimo, nors kita nuomonė sako, kad galbūt tai galėtų būti tas Kleizos vietą užimstantis lyderis, įkvėpsantis komandą. Tai, ponė Kvedaravičiau. Na, aš manau, kad Kleizos vietos nereikia užiminėti. Kleiza yra Kleiza, Valančiūnas yra Valančiūnas. Jis žaidžia savo žaidimą, jisai atrado save šiais metais pasiruošimo laikotarpį, mes pamatėm, kad jisai tampa tuo lyderiu po krepšiu, jisai sutvarko visus klausimus, kurie svarbus rinktiniai, tai yra atsikovoja kamuolius, pelno sunkius taškus su baudom, jį bauduoja, nebijo kontakto, po šių metų NBA sezono jisai sutvirtėjęs labai fiziškai, o patobulėjęs, jis pasidarė greitesnis, mobilesnis, gal vienintelio norėtųsi jo didesnio indėlio vis tik tai atakuojant iš vidutinio nuotolio, nes vien tik tai iš po krepšio pelnyti taškus ganėtinai sudėtinga, Jonas turėtų truputėlį ir atsitraukęs pabandyti atakuoti, tai dar pavojingesnis taptų priešininkam, bet jo vaidmuo komanda yra milžiniškas, nuo jo priklausys labai daug, juolab, kad turint tokią priekinę liniją, tikėtis daug taškų reikia, priešininkai irgi tą žino, analizuoja, tai kuo jisai taps įvairesnis, tas žaidimas, Jono žaidimas bus žymiai geriau Lietuvos rinktinėje. Na, prie Jono trūkumų, jeigu galima, jam labai sunkiai sekasi dengti žaidėjus toliau nuo krepšio. Ir žaidimas 2 prieš 2, kas šiuolaikinėme krepšinėje labai dažnas reiškinys, jam yra nepatogus ir Jonas Kazlauskas tą supranta. Bet prie pliusų aš dar pridėčiau tai, kad Jonas Valančiūnas pastaruoju metu tapo stabilus ir į jį galima dėti tam tikras viltis ir tikėtis konkretaus rezultato. Komanda jau jo ieško, duoda ne taip, kaip jis praėjusiais metais. Gaudavo kamuolį ir blaškosi. Bręsta, jis ne vienas bręsta, ir Motiejūnas, ir Kuzminskas bręsta. Žodžiu, mūsų ta kartų kaita vyksta pakankamai sėkmingai ir turėsime visai neblogą rinktinį ir ateityje. Visiškai teisingai, aš praktiškai norėjau tą patį pasakyti, ką Sergejus, tik tai gal konkrečių pavyzdžių apie Joną Valančiūną, kada žaidėm su kroatais Zagrebe ir kada Jonas Valančiūnas, kaip sakot, vengia mesti iš vidutinio nuotolio. Taip, jis kaip ir pernai atvažiavo į Lietuvos rinktinę ir atrodė, kad jau iš NBA grįžęs viską vers jėga. Bet dabar Zagrebe galėjote atkreipti dėmesį, kada žaidė jis prieš Antę Tomičių ir savo firminių judesiukų mėgino lyg ir pagrasinti, kad tuoj mesiu iš vidutinio nuotolio. Antė Tomičius jau net nebešoko jo blokuoti, Jonas paėmė ir pataikė, nes jis metė ir parodė, kad aš nebe tik tai grasinu. Po to buvo kitas epizodas, kuriame Jonas Valančiūnas irgi rodo mesiu, tada jau Tomičius patikėjo ir Jonas Valančiūnas 2 taškai. Tai čia jau aktorystė tokia šiek tiek. Aš galvoju, kad jis tobulėja. Taip. Mano gyvenimas privers mesti iš toliau, nes žaidėjai jį puikiai supranta, jeigu nuo jo atsitraukia, tai tu turi mesti tą krepšį ir Jonas gali tą padaryti, jis turi neblogą vidutinį, tik tai reikia tą ginklą dažniau ištraukti iš kišenės ir šaut, drąsiai. Ir jėga tokia, kad oho. Tai gerai, tai prasidės šeštadienį čempionato atrankinės rungtynės, pirmieji meksikiečiai, ko galima tikėtis, kas tai per komandą, gal tiesiog, ar galima kažkokių čia labai tikėtis didelių, nežinau, nusivylimų, kalbant apie Lietuvos rinktinės žaidimą su šita komanda. Pirmiausia, tai galim tikėti sombrero tribūnose, tas yra tikėtina. O kitas dalykas, meksikiečių komanda, ir su kolega Robertu kaip tik apie tai kalbėjau, reiškia, daug kas įsivaizduoja, kad tai yra tokia kažkokia tai neaiškios kilmės komanda, bet tai yra visų pirma ir su NBA lygos patirtį turinčiais žaidėjais komanda. Tai yra komanda, kurią turim gerbti. Bijot mes neturim nieko, kurią turim gerbti. Ir įvairių čempionatų startai, absoliučiai įvairių čempionatų startai patvirtina vieną paprastą tiesą. Debiutinės rungtynės, pirmosios vienerios 2 rungtynės. Visada, nesvarbu su kuo žaistum, yra labai sudėtingos. Su Angola irgi bus labai sunku. Tai visa grupė iš tiesų: Angola, Pietų Korėja, Slovenija, Meksika ir Australija. Komandos tikrai yra netipinės, mums yra žaidžiančias kitokį krepšinį negu Europoje, nes išskyrus Slovėnus. Visos kitos komandos yra savo braižą turinčios komandos, jas visas reikia gerbti, įvertinti ir juolab, kad startas Lietuvos rinktiniai, žinoma dėl ko, dėl praradimo Manto Kalniečio, yra labai svarbus ir psichologiškai pačiai komandai, kad patikėtų, kad galim žaisti, mes esam kumštis ir startas su Meksika tikrai nebus prastas, bus labai sudėtingos varžybos, juolab, kad keli žaidėjai turintis tikrai NBA patirties, jie yra savo žemyno čempionai, atvažiavo irgi
neturistauti, o laimėti, tai aš manau, kad lietuviam bus tikrai nelengva ir tik tai belieka palinkėti didžiausios sėkmės. Pone Jovaiša, jūsų manimų rimčiausias priešininkas Lietuvai šiuo atveju iš tos grupės, su kuriais galėtų būti sudėtingiausia? Pirmiausia, man bus labai įdomu pasižiūrėti nuotaiką, pradedant pirmosiamis rungtynėmis po šios manto netekties. Dabar dėl priešininkų, jau ir su Kalniečiu, galima buvo galvoti, kad dėl pirmos vietos grupėje kovosim su australais ir slovėnais. Be abejo, išlieka tas pats. Meksikiečiai, manau, ir visi kiti turėtų būti įveikti. Mums svarbiausia, nebūti tretiems ar ketvirtiems, kadangi paskui labai nemalonus gali būti varžovai kelyje į aukštesnės vietas. Ir komanda parodys tą nuotaiką, tą koncentraciją, kurios mes laukiam. Iš jos ir vis tik tebelieka grupės favoritai. Aš taip manau, kad jie gali užimti tą pirmą vietą. Matėme rungtynės su australais, matėme su slovėnais. Galimybių yra. Jonas Kazlauskas yra tas, kuris tikrai paruošė bene geriausiai iš tų trenerių, kuriuos aš pažįstu, namų darbus. Ir jeigu jie bus įvykdyti ir pakankamai susikaupę, mes tą darysime. Keliausime tolyn. Tai, Karolį, noriu paskutinį klausimą užduoti. Ketvirtfinalis lengvai pasiekiamas jūsų manimi? Aš galvoju, kad ketvirtfinalį lietuviai pasieks, bet yra dar vienas toks svarbus dalykas, kurį mes labai mėgstam dabar pastaruoju metu apžvelgti. Tai yra, kaip išvengti amerikiečių iki pat pusfinalio, ar ne? Nebandykime jų išvengti. Žaiskim savo krepšinį. Mums nereikia nieko skaičiuoti. Kada susitiksim su amerikiečiais, kaip galbūt ten juos galėtume lengviau nugalėti pusfinalį negu ketvirtfinalį. Ar antri, ar treti turim būti grupiai, nieko neskaičiuokim. Laimi tie, kurie nieko niekada neskaičiavo. O jeigu skaičiuosi, bus negerai. Tuo labiau, kad mūsų situacija šią minutę yra labai panaši į 2010 metus. Iš mūsų vėl mažiau negu iki šios akimirkos, mažiau kas tikisi sėkmės, iškritus Mantui Kalniečiui. Ir aš galvoju, kad tai gali būti mūsų varomoji jėga. Tai tuo ir pabaikim šitą linksmą gaidą. Ačiū labai, kad atvykote laidą. Dėkoju. Kita laida Lietuva tiesiogiai kitą pirmadienį, o mes pasimatysime sekmadienį vakare laidoje 24/7. Iki.